Šita informacija man jau buvo žinoma maždaug prieš porą mėnesių, iš karto po banko nacionalizavimo ir iš tikrųjų aš labai bijojau tą informaciją atskleisti, kad man nebūtų pateikti kaltinimai tokie, kaip yra pateikti dabar socialdemokratų lyderiui Algirdui Butkevičiui. Kad jis pavogė informaciją iš banko. Einat į žygį, kaip reikiant? Nu, ką į žygį, nu, tai jeigu jau taip pat Butkevičius pradėjo, tai jeigu jau mane tasys, tai ir Butkevičius tegu taso. O jeigu bus dvigubi standartai, nu, tada kreipsiuosi visus, kad padėtų. Sakysiu, kodėl tau Butkevičiui nieko, o mane reiškia turi tampyti. Nes aš jau senai galėjau pasakyti. Ir ta informacija yra kokia, kurią jūs dabar disponuojate? Tai bus tada man lygiai ta pati situacija. Sakys, Šedžius pavogė informaciją. Žiūrėkit, kaip Butkevičių apkaltino. Kad Butkevičius pavogė informaciją iš noro. Jeigu pasitvirtins toks faktas, kad UAB iš tikrųjų turėjo akcijų įmonėje, kurioje vadovavo ponas Degutis, tai aišku, bus iš karto sudėlioti visi taškai ir visiems bus aišku, kad informacija būtent atėjo iš premjero, reiškia per jo patarėją ir kai kurie artimi žmonės premjerui pasinaudojo tą informaciją. Jau mes tada galėsim jau tiesiai klausti. Taip. Seimo pirmininkė, gal keletą žodžių suformuluotume, dėl ko nusišalinat? Viskas buvo pasakyta, pasakant pareiškimą, turite nusiformuoti. Bet žinot, žiniasklaidoj netinka tokie ilgos formuluotės. Viskas yra pasakyta.